Sveiki, gerbimieji. Nenorėjau skubėti, bet komentaras buvo geras, reakcija į komentarą. Skaitau komentarą. O tai klausimą turiu. Tai Lietuva technologijos negaus, o Suomija gaus. Ko aš nesuprantu? Kodėl Suomija gaus? Kas nors paaiškinkite. Yra komentaras į komentarą, kalba netaisyta. Suomija nėra iš dviejų pusių apsupta šūdinų valstybių. Ačiū už pagalbą. Būčiau gal išvengęs vieną žodžio, bet nesvarbu. Taigi, išsakysiu savo nuomonę. Manau, kad Jungtinės valstijos padarė analizę. Visais kriterijais. Politiniais, ekonominiais, socialiniais, kariniais, geopolitiniais. Ir suskirstė, kaip sakant, valstybės į 3 kategorijas. Rojus, pragaras, skaistykla. Mes skaistykloje. Skaistykla reiškia, kad tu paskui kažkur nueisi. Arba į rojų, arba į pragarą. Tu dabar toksai kaip ligonis. Būklė kritinė, bet stabili. Tai yra arba numirsi, arba pasveiksi. Dabar, kodėl Suomija gaus, o mes ne? Dėl to, kad Suomija prieš sovietus kariavo nuo pat Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Dėl to Suomija buvo nepriklausoma valstybė po Antrojo pasaulinio karo. Skirtumus tarp Lietuvos ir Suomijos matome, ne? Matome. Komunistų partija šaknų Suomijoje, tokių kaip pas mus, neįleido. Desovietizacijos, dekomunizacijos jiems priiminėti įstatymų nereikėjo. Tiesą sakant, mes irgi nelabai skubėjom. Ir kalbant apie socialinius dalykus, tiesiog paprastas buitinis pavyzdys. Viačeslavas Ševčenko guli ligoninėje. Kol jie gulėjo su amerikonu vienoje palatoje, abudu kareiviai, abudu iš fronto, abudu iš Charkovo. Tarsime, net jeigu negali susišnekėti, nes vienas nemoka rusiškai, kitas nemoka angliškai, jie vieningi. Amerikonas išvažiavo namo ir paguldė jam Lietuvos pilietį. Paskui tas pilietis išvažiavo ir kai mes turėjom tokį išleistuvių vakarinę, sako, ar galiu pasidalinti skausmu? Mes taip, dalinkis. Sako, aš myliu Lietuvą. Sako, aš myliu Lietuvą, jūs smarkiai padėjot. Ir seselės fainos, daktarai faini. Sako, jūs lankėt nuo spalio mėnesio, tikrai viskas gražu. O tas palatos draugas sako, а я жду, когда русский мир придет. O aš laukiu, kada rusų pasaulis ateis. Tada Viačeslavas sako, pala, sako, tau nereikia laukti. Susirink čemodaną, važiuok į tą pasaulį. Sako, ne, ten užpakalis, žinai, ten nieko nėra. Sako, ten blogai. Sako, tai kodėl tu jų lauki? Sako, Ukrainoje niekas nebenori rusų pasaulio. Nes žino, kas tai yra, žinai, viskas. Tai mirtis, tai skurdas, tai griuvėsiai. Kodėl tu nori? Sako, ir sako, man draugas skambina, aš telefonu, sako, čia guli šalia toksai, ten pip, nenoriu eiti ir įmest. Ir paskui, kai pas mus Teutonikos skandalas, atminimo lentos, dar kažkas tai, mūsų gražios kalbos, ten už Taivanį, prieš Kiniją, kai vidinė vata tiesiog klesti, jūs galvojat, jie nemato? Jie mato Jungtinės valstijos. O svarbiausia, Jungtinės valstijos, kaip ten anksčiau sakiau, nenori energetinės nepriklausomybės, nori energetinio dominavimo. Dabar Jungtinės valstijos nori dominavimo dirbtinio intelekto srityje. Štai atrodo ir atsakiau. Geros jums dienos.